Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Jūs esat mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Na štai, pagaliau mes turime naują vyriausybę, naują valdžią. Ir aš šiandieną pasižiūrėsiu, kaip tai vyriausybei seksis, ką žvaigždės, ką tos kosminės energijos rodo jiems. Taip vyriausybė, aišku, formavosi labai sunkiai. Aišku, pataikė į tą grinai tą užtemimų koridorių, taip kad, kaip sakant, nereik turėti iliuzijų, kad jiems būtų viskas lengvai. Bet rezultatas kažkoks tai yra ir, sakau, mes pasižiūrėsim dabar, kaip jiems toliau seksis. Taip, čia mes štai turime vyriausybės horoskopą. Kylantis ženklas yra Skorpionas. Skorpionas tai toksai labai toksai kovingos prigimties ženklas, tokia, geoterminė energija tokia. Lagnešas Marsas stovi 12 name. Ir tai reiškia, kad vis dėlto valdžia labai daug energijos išsueikvos, visokiams užsienio ten politikai, ten įvairiausiams tarptautiniams santykiams ten. Ir tos slaptos užkulisinės kovos ten, aišku, čia irgi turės labai didžiulę įtaką. Taip atrodo, kad Marsas kaip ir stovi, Lagnešas, kada stovi 12 name, praradimų name, tai čia jau, kad atsieiti yra labai blogai. Bet iš tikrųjų, tai Marsas turi labai didžiulę apsaugą, nes jisai valdo 6 namą. 6, čia ta vadinama Duskhana, kada yra ryšys tarp Duskhanų 6, 8, 12 namo, tada ta planeta, jinai tokia tampa Viparita Radža joga. Ir čia konkrečiai šita vadinasi Harsha joga. Ir jeigu paskaityti, kaip rašo tie senoviniai raštai apie tavo Harsha jogą, tai rašo, kad apsaugo nuo nusikalstamo ar teršiančio išnaudojimo. Apsaugo nuo nusikalstamo ar teršiančio išnaudojimo sukeltos žalos, o netinkamą elgesį paverčia nekenksminga, naudinga paslauga. Ir dar gebėjimas atmesti kritiką, priešiškumą ir kaltinimus. Taip, kad visi ten tie puolimai, ten visi taip, kad jie bus, kaip sakant, atmušti, sugebės vis dėlto vyriausybė čia, kaip sakant, su tais dalykais susidoroti. Čia yra tokia, Viparita Radža joga yra tikrai tokia labai, labai gera apsauga. Dar Marsas stovi su Mėnuliu. Marsas su Mėnuliu, tai ką čia galėtų reikšti, kad ta prasme, kad sprendimai ten kažkokių krizių ten metu tokie gali būti labai impulsyvūs, neracionalūs. Bet svarstyklėse stovi, svarstyklės racionalus ženklas, taip kad irgi čia viskas turėtų būti ir gerai. Taip, dabar tas kylantis pats taškas, tas vadinamas ascendentas, jisai yra tokioj nakšatriui vadinasi Anuradha. Ta prasme, kad, šiaip tai, kaip toj vakarų astrologijoje, tai Skorpionas, jisai taip skaitosi toksai negeras ženklas. Vedinėje astrologijoje taip ne visai taip yra. Tai tą Anuradha nakšatrą valdo Saturnas. Ir būtent šitą ta nakšatra, jinai skaitosi, kad jinai tokia teikia pirmenybę būtent tom instituciniai struktūrai ten. Ir tokia, vienu žodžiu, ta nakšatra, jinai labai tokia stipri sąjungoms visokiams, ten diplomatinėms galioms, ir jai taip suteikia tą tokį, gebėjimą išlaikyti pusiausvyrą net krizių, didelių krizių atveju. Ir dar kitas dalykas, ten jisai yra antroj padoj šitą, ten tos pados dar tokias skirstosi, ta nakšatra dar smulkiau skirstosi. Ir tą padą, ją valdo Merkurijus. Taip kad, dvinių padą, taip kad intelektualumas, komunikacija, diplomatija, ten toksai gebėjimas ten žodžiais, kaip sakant, manipuliuoti. Ir toksai, grinai administracinis talentas toksai. Taip, kad čia irgi labai, ta Anuradha tikrai yra labai tokia nebloga nakšatra, daug duodanti kaip žmogui, taip ir vyriausybei gali duoti.
Ir dar kitas dalykas, kad vat Saturno ta vat nakšatra, jinai duoda ilgamžiškumą. Nu, teisybę pasakius, vat, aš ilgai ieškojau, kodėl ta Palucko ta vyriausybė taip krito, taip. Ir paskui man daėjo ten pažiūrėti tą ilgamžiškumą. Tai ten iš tiesų pas tą Palucko vyriausybė ten buvo užprogramuota taip vadinama balaryšta. Nu, vat senovėje ten tie vaikai, ten labai daug vaikų gimdavo ir jie labai ten, daug jų labai mirdavo ir ten, tas, nu, ten tiesiog yra tokia sistema, tokia, to ilgamžiškumo paskaičiavimo ir vat, ten, vat, kada vat, tie vaikai taip vat miršta anksti, tai vadinasi balaryšta. Tai vat pas Palucko vyriausybėje buvo balaryšta, taip kad, kaip sakant, ten jau iš anksto buvo išprogramuota jos tas toksai kritimas. O šitoj vyriausybėje tas ilgamžiškumas yra, jisai daugiau ten, netgi daugiau negu vidutinis yra. Taip, kad puikiausiai jinai išsilaikys čia, kad ir kaip kas norėtų, kad jinai kristų, bet greičiausiai tai šitaip ir nebus. Sėdės iki pat pergalingo galo. Ir ne vien tik tai va, tas Saturnas, čia yra ten daug pas ją įvairiausių, nemažai tokių, ne tai kad daug, bet nemažai tų apsaugų visokiausių, taip kad tikrai puikiausiai išsilaikys. Gerai, einam toliau. Toliau, kas yra 10 namas, kaip vyriausybė dirba, kaip mes ją matysime. Pirmiausiai tai liūtas. Nu, vyriausybė liūtas, aišku, labai čia yra gerai. Plius liūtas yra 11 name mergelėje su egzaltuotu Merkurijumi. Taip kad, o 11 namas tai čia vėlgi visokios ten, visokie sąjungininkai, ten tarptautinės organizacijos, pelnas, paramos tinklai visokiausi. Taip kad čia grinai, taip ir matosi, kad ten kažkokios tos sąjungos, su to NATO, su Europos sąjunga, kažkokios ten ta tokia parama, jinai čia pareis, nes čia 11 namas grinai yra toksai, kaip sakyti, pelnas, ne pelnas, bet, pelnas galima sakyti. Ir su egzaltuotu Merkurijumi, taip kad čia viskas, čia iš tiesų, tie finansai jie pareis, nes čia 12 namas, čia 11 namas labai gerai įsijungia, taip kad dėl ko čia visas tas kipišas ir vyko čia, kad ant tų laukiančių ten tų pinigų matomai yra labai labai daug. Nu, tik tiek, kad 10 name dabar dar čia yra Venera ir Ketu. Venera, tai aišku, čia valdžia stengsis taip atrodyti labai taip gerai ir atsijungia Venera čia ir Ketu šitą 10 name. Ir šitas Venera tai stengsis atrodyti labai, labai gerai, labai gražiai, labai patraukliai šitą, bet Ketu tai jinai ten vis tokia kaip dūmas, taip jinai kaip vis nukirtinės, ten toks išoras ten praeis ten. Ir mes matysime ją tokią kartais, ne visada mes ją gražiai tą vyriausybę matysime. Bet iš kitos pusės, tokia kombinacija, ta Venera Ketu, jinai gali duoti tokią, žinot, nestandartinę lyderystę. Tokia kitokia, negu jinai anksčiau būdavo, negu mes įpratę matyti visą tą vyriausybę. Čia labai gali tai būti. Kas toliau? Toliau Rahu 4 name. 4 namas tai tokia, kaip, galima sakyti, kaip tautos lūkesčiai, kaip visuomenės tokios nuotaikos. Jos tai jau bus tokios, nusviruojančios tokios tie lūkesčiai, tai greičiausiai, bus taip nelabai, nebus, ko gero, nes kadangi Rahu aspektuoja 12 ir 8 namą, tai
Taip, kad žmonėms atrodys turbūt, kad čia visa ta vyriausybė elgesi ne taip, kaip jie norėtų, kad jie elgtųsi. Nu, tokia iliuzija tokia bus. Toliau, Saturnas 5 name. Saturnas žuvyse. Valdžia, vis dėlto va čia matosi, kad valdžia daug dėmesio skirs va, ten švietimui, ten kūrybai, ten va, menininkams, ten vaikams, o menininkai čia įsigandė, ten protestavo, kad nebegaus finansavimą. Gausia tą finansavimą, čia ganėtinai. Saturnas žuvyse, jisai ganėtinai stiprus, jisai šitą. Tik tiek, kad kadangi jisai retrogradinis, tai ten matomai vyriausybė peržiūrinės kažkokias senus kažkokius, ar tai klaidas kažkokias jiems reikės taisyti. Nu, bet aišku, Saturnas jisai duoda tokį lėtumą, ten taip jau labai čia jau greitai visko, taip nebus tokie, bus atidėliojimai kažkokie, tai. Toliau, Jupiteris 8 name, Dvyniuose. Nu, čia tai va toksai jau krizių toksai rodiklis, nes 8 namas, tai va ten visokios krizės, paslaptis, ten skolos, skolos daugiau gal 6. Ir čia tokia finansų srityje, ten tie tokie iššūkiai jiems iš tiesų bus. Nes ir toje partnerystėje ten matomai daug tų pinigų tenai skalsis ten ir ten ta opozicija ten irgi ten, ir ten visos tos, čia aišku, kad. Bet kadangi Jupiteris yra Atma Karaka. Vyriausybės požiūriu, tai čia aišku ne taip kaip pas žmogų, čia kad sielos signifikatorius. O šitas Jupiteris Atma Karaka, tai rodo vis dėlto koksai toksai, kaip foninis tikslas valdžios turėtų būti. Ir jos būtent turėtų būti toks, kaip sakyti, moralinis ir etinis jisai. Ir jeigu vyriausybė sugebės taip elgtis morališkai ir etiškai, tai jiems viskas čia bus gerai. Bet jeigu jie pasuks tokiu keliu, kad, taip sakant, vieną deklaruojame, o kitą darome, tai čia tokių visokių krizių jiems gali būti labai labai daug. Ta prasme. Ir dar grįžtam prie šitos egzaltuotą Merkurijų su Saulė, kartu 11 name. Čia tos tokios sąjungos visokios ekonominės naudos, tai čia bus iš tiesų toksai tikrai turėtų būti geras ir stipri komunikacija tokia, tas įstatymų leidyba turbūt ten bus tokia nebloga. Tik tiek, kad Saturno tas aspektas, tai jisai duos čia savo tokį, įtampą tokią duos. Jeigu apibendrinti, tai vienu žodžiu tokia ta vyriausybė bus tokia iš tiesų tokia dinamiška labai, bet su tokiais, su krizėmis čia, tai kaip sakant, anokia čia naujienas, krizių tai iš tiesų pas juos bus. Ir tie tokie tarptautiniai santykiai, jie ten daug turėtų atimti energijos, kadangi Marsas 12 name šitą. Dėl ekonominių ten tų visų sprendimų greičiausiai tai liaudis bus labai nepatenkinta, nes Rahu 4 name šitą. Tačiau valdžia sugebės kažkaip tai priimti ten tokius racionalius sprendimus, kadangi Saulė su to Merkurijus, tai komunikacija ten tokia pakankamai, jinai turėtų būti gera. Ir tas įvaizdis, taip sakant, jie išlaikys ten tą savo įvaizdį. Taip, kad šios vyriausybės užduotis tokia visa foninė, kokia jinai eis, tai išlaikyti tą tokį moralinį stuburą, išlaikyti tas vertybinį tą pagrindą tokį, ir ten transformuoti tas finansų tas sistemas, nes kadangi 8, 2 namas, šita ašis, tai čia jinai yra finansinė tokia. Ir jeigu, kaip sakant, jinai dirbs šitoj srity, tai viskas su ją bus tvarkoj tada. Kadangi viskas čia labai daug eina kalbos apie pinigus, tai pasižiūrime šitą išklotinę, finansų išklotinę.
čia vat yra antro namo finansų išklotinė. Tai ką mes čia turime? Taip. Lagna Vėžys. Tai čia kaip ir valstybės finansų asmenybė, kabutėse, taip galim pasakyti. Agnešas Merkurijus. Mėnulis. Egzaltuotas Jautyje, 11 name. Tai yra labai stiprus ženklas. 11 namas tai pelnas, ten kažkokie paramos tinklai, ten kolektyviniai resursai, ten. Ir jeigu mėnulis čia egzaltuotas, tai reiškia, tikrai ta finansinės galimybė bus labai tokia stipri. Ir tas paramos srautas iš sąjungininkų, tai jisai tikrai ateis šitą. Iš kitos pusės mėnulis čia yra, kaip sakant, kaip ir liaudės karaka, kažkuria prasme parodo. Taip pat, reiškia, dalis tų pinigų vis tiek bus nukreipta ir į kažkokius visuomenės poreikius, į kažkokius socialinės ten reikmes kažkokias. Tai taip, kad nereikia čia pergyventi. Toliau, Marsas 10 name. Tai valdžios darbas, valdžios ant tie visokie strateginiai projektai. Tai čia labai akivaizdžiai rodo, kad čia vis dėlto bus Marsas savo šitą ženklę, tai čia bus pinigų labai daug skirta būtent gynybai, ten kariuomeniai, ten kažkokiam infrastruktūroms tenais. Energetikai Marsas, principą, dar energetika yra. Taip, kad rodo, kad didžioji dalis tų pinigų ten, kurie pareis, tai jie visi keliaus čia, bet į tokius visokius strateginius, ten tokius sektorius tokius. Toliau Saulė su Saturnu 9 name. Tai čia tarptautinė kažkokia teisė, ten kažkokios tai globalūs, ten tokie partneriai, tokie, irgi užsienio šalis, lygiai taip pat tolimos šalis, šita 9 namas. Taip, kad čia, reiškia, vėl, tie vis dėl, bet iš kitos pusės tai yra ir, kaip sakyti, taisyklės tam tikros šita. Ir, o Saturnas, tai griežta kontrolė bus, visi tie įsipareigojimai bus, aišku, labai griežtai kontroliuojami. Ir valdžia, kaip Saulė valdžia, turės įsipareigoti, tams visiems tarptautiniams partneriams. Viskas teisingai, čia viską rodo, kaip sakant, kaip laikrodukė. Toliau, Jupiteris Mergelėje, 3 name, 3 namas komunikacijos. Mergelė lygiai taip pat, visai vairiausia ten žiniasklaida, infrastruktūra, tokia informacinė visokiausia. Jupiteris rodo čia, kad bus naudojami pinigai ten ir švietimui tame tarpe, ir kažkokiam informaciniam technologijom tenais. Bet kadangi Jupiterį aspektuoja Rahu su Ketu, tai reiškia, kad tas vis dėlto, tie pinigai, tie finansai bus daug naudojami ir kažkokiai manipulacijai, kažkokiai propagandai kažkokiai. Tuo labiau, kad čia yra kaip ir opozicija, taip kad opozicija ten, aišku, išsitrauks tos pinigus ir kaip sakant, bus manipulacijos ten per žiniasklaidą, dar kaip turėjom, taip ir toliau turėsime. Čia viską irgi labai akivaizdžiai rodo. Dabar Venera Šaulyje 6 name, tai čia skolos visokie, išlaidos, priešai ir kartu ir darbo jėga. Taip, čia Venera čia rodo vis dėlto kaip, vienu žodžiu, finansai iš dalies matomai nueis ten kažkokių skolų aptarnavimą kažkokį, tai sveikatos sektorius, 6 namas sveikata, reiškia, ir socialinė lygybė, tai kaip Ruginienė ten kažkaip sakė ten savo programoje, kad ten socialinė nelygybė jie ten stengsis mažinti. Tiesa, čia yra Saturno aspektas. Taip, kad ten vis tiek ir taupimas, ir griežtos sąlygos čia visą tai bus tenais. Saturnas savo, jisai tos apribojimus jisai visada duoda. Rahu, Ketų, Ožiaragėje 7 name, partneriai čia visi tie, opozicija, sąjungos kažkokios, kontraktai, taip kad, taip kad čia visi šitie finansai bus tokie, kaip čia pasakius, su tokiu kabliuku tokiu, ir už tą finansinę paramą teks atiduoti to savo dalį, savo savarankiškumo ten. Teisingai, mes priklausome, mesgi niekur nedingsime, Lietuva mažytė valstybė,
lietuvių nuo NATO, nuo Europos Sąjungos stipriai yra priklausomi. Ten yra kokie čia taip, nelabai čia jie kaip čia. Taip, kad labai, matote, labai stiprus mėnulis egzaltuotas, taip, kad jisai čia labai, jisai iš tiesų rodo, kad tie visi finansai čia ateis, taip, kad, vyriausybės, taip, kad šitos vyriausybė tikrai nėra kažkokia labai čia silpna ir čia. Dar viena kombinacija, kuri duos tokią, nemažą tokią kaip ir kartu ir apsaugą vyriausybei, tai taip vadinama Radža Lakšmi joga. Bet, ten ta Lakšmi tai yra turto deivė. Ir aišku, čia tokia kombinacija, tokia grinai turto kombinacija. Nes pas daugelį ten šitų milijonierių, visokio multimilijonierių, tai beveik pas visur šitokios kombinacijos yra. Ten variantų yra daugiau, bet karališka Radža Lakšmi joga, tai kada pirmo namo šeimininkas jungiasi su 9 namo. 9 tai sėkmės namas. Tai kada šiuo atveju yra Marsas, Skorpiono šeimininkas Marsas, pirmo namo, jungiasi su 9, su Vėžio šeimininku Mėnuliu. Jungiasi jie 12 name, tai žinom, kad ten visi finansai, čia visi, kur laukia tų finansų, turi ateiti iš užsienio, iš 12 namo. Tai šita kombinacija, prašome ir tokia, ir čia yra irgi. Taip, kad iš tiesų tie finansai ateis ir valdyti, tai aišku, čia bus labai gerai čia. Valdydama tokius pinigus, čia daug ką galės matomai padaryti. Pažiūrėsime. Ir dar koks tai čia dalykas yra. Yra tokia savoka, kuri vadinasi Badhakeša. Čia vedinė astrologija tokia yra savoka Badhakeša, kuri duoda tokias kliūtis. Ta prasme, prie tam tikros kylančio ženklo, kažkuris kitas ženklas yra toksai, kuris duoda įvairiausias kliūtis. Šiuo atveju prie Skorpiono Badhakešas yra šitas, vėlgi, Vėžys, 9 namas. Bet kada Badhakešo valdovas yra Dushanuose, taip vadinamuose, čia yra šita, 12, 6, 8 namas. Tai tada tos kliūtis jūs kaip ir ištirpsta. Tai čia mes matome. Mėnulis 12 name. Taip, kad tas kliūtis iš tiesų visas, ta vyriausybė sugebės puikiausiai, kaip sakant, įveikti. Tai nėra taip, kad jos pačios savaime ištirptų, bet, kaip sakant, įdėjus kažkiek tų pastangų, jos visos ir tirpsta. Ir čia, jeigu, pavyzdžiui, paimti tos ministrus, tai mėnulis, tai čia būtų kaip ir signifikatorius, čia biškai iš kitokio kampo. Pažiūrėjus, tai mėnulis būtų kaip signifikatorius to kultūros ministro. Tai čia tas kultūros ministras, kaip jisai, Ignotas, kultūros ministras, vienas žodžiu. Tai panašu, kad ten žmogus iš tiesų, jisai kaip kliūtis toksai kaip yra, nes ten visi puola ant jo, visi tenais ten, bet ir aš kažkiek tai pasižiūrėjau, jo ten tą, horoskopą, aišku, neturiu, bet ta prasme, kad jau pagal jo tą gimimo laiką, tai ten iš tiesų žmogų, ne šiaip tas žmogus, kaip sakant, buvo taip išneštas į tą struktūrą, jį išnešė į valdžią, taip nei iš jo, nei iš tos, taiga, taip pats paėmė ir gavo šitą. Nes ten kaip, egzaltuotas Saturnas, jisai išnešė. Tiesa, ten tavo saulė, tai pas jį ten tokia silpnoka tokia, kaip sakant. Bet Marsas, pavyzdžiui, ta marsietiška energija, tai iš tiesų yra labai ten, nes ir tose vargose, ten tose išklotinėse, tenais, ir vidiniam tam, ir ten socialiniam tam, 20 tam, ten tikrai jisai labai, taip, kad iš to žmogaus gali kažkas tai iš tiesų ir gautis, gal visai ir geras ministras gausis. Nes iš tiesų ministras, jisai visiškai neturi būti būtent kažkoks, ypatingai tokios kultūros ministras, neturi būti menininkas, jisai turi būtent vadybininkas būti. Nes taigi visi šitie, pasižiūrėkite, kad ir tuos visus menininkus, ten tuos dainininkus, ten tokius žymius, taigi visi turi savo vadybininkus. Nė vienas iš jų ten, kaip sakė, neužsiminėja tais
tais organizaciniais, na, dar kažkokiais tai dalykais. Jie atiminėja menų, jiems tas tikrai, kuriuos ten nori, kad tas kultūros ministras būtų kažkoks tai ten, nežinau, ten muzikantas, ten dar kažkas. Tai, vadybininkas, makaronų fabrikas direktorius, pats tas. Taip kad, tai ką, galiu rezumuoti, kad vienu žodžiu, iš tiesų, šita vyriausybė, kaip kas norite, kaip nenorite, bus jinai, ir netokia jinai silpna bus, ir tas galimybės jinai turės visai neblogas, ir kaip sakė, nei jinai kažkur tai kris, nei jinai nieko, taip kad linkim jai sėkmės, ir tegul jinai dirba savo sėkmingai, ir